Tai kokios pirmiausiai mintis kyla paklausus apie gimnaziją? Kyla kokios mintis iš karto. Mano kamurkė. Mes buvom išrinkti didžėjais 2001 gal metais. Jo, man gimnazija yra vienas šviesiausių atsiminimų, žinok, per vaikystę. Pradedant nuo mokytojų, pradedant nuo klasiokų, kokius turėjau. Man, atėjus iš pagrindinės mokyklos, gimnazija atrodė kaip, nežinau, kaip didmiestis, kaip kita visai respublika, kur tu tiek pasiėmei daug, žinok. Nebuvo mano gal stipriausia pusė mokslai, aš kažkaip visada buvau toks daugiau užklasinės veiklos mėgėjas. Pradedant šokiais, dailę, sportu ir muziką. Ir man ten labai padėjo atsiskleisti arba suprasti, kas man patinka. Vienas iš tų tokių labiausiai atsimenamų vaizdinių, tai sakau, mano pradėjimas didžėjauti ir eiti tą tokį renginių organizavimą, būt tarp mokyklos visokių renginių organizavimų ir panašiai. Ir tas toks užsimezgė, kad blema, man tas patinka. Ir išėjus paskui į studijas, aš tęsiau tą dar stipriau, dar susipažinau su kitais žmonėm ir po to supratau, kad man tai gali būti mano darbas pagrindinis, mano pajamų šaltinis ir vat štai aš dabar dirbu savo svajonių darbą. Kokių dar svarbių gyvenimiškų pamokų tau davė ši gimnazija? Gyvenimiškų pamokų? Taip. Nu, gimnazija. Kai atėjau aš į gimnaziją, sakau, man pasikeitė gyvenimas labai stipriai, nes pagrindinė mokykla aš buvau vienoks, atėjus į gimnaziją ten jau reiškia, kad yra visi krūčiausi, visi protingiausi ir kažkokie pačiausi žmonės. Ir aš atėjęs turėjau įvairiausių baimių ir tas baimės man reikėjo jas peršokti. Aš norėjau būti kaip jie, žinai, nenorėjau nusileisti, aš norėjau būti klasės seniūnas, norėjau prisidėti norėjau, kad, būčiau neatskiras kažkoks vienas žmogus, bet norėjau būti su chebra. Ir tas gyvenimas mokyklinis, jis buvo labai aktyvus, žiauriai aktyvus, žinok, aš dalyvaudavau užklasinį veikloje labai stipriai ir vienas iš tų, sakau, kad turėjom savo muzikinę vietą, kur mes susirinkdavom ir mes bendraudavom ir mes buvom tais laikais mokyklos, žinai, didžėjas yra gerbiamas labai, tu eini į mokyklą, visi tam sveikinasi, tu esi kažkoks, tai wow. Bet čia yra toks daugiau galbūt iš to, kad man padėjo atsiskleisti, o kokios pamokos, atsimenu aš daugybę mokytojų, kurie man iki šiol ir aš prisimenu, blemba, kokie buvo geri laikai, kaip aš atsimenu tas pamokas, kokias, kaip aš gal nenorėjau eiti ir praleisdavau jas, ir dabar kaip aš norėčiau grįžti. Labiausiai tai man įstrigo tai Saulius Skardžius. Kodėl? Istorijos mokytojas. Nežinau, jisai, žinai, kartais nėra paaiškinimo, kodėl tu žiūri į žmogų ir tau patinka, kaip jisai kalba. Man patiko jo balsas, jo dikcija, kaip jisai sugeba per pamokas papasakoti istorinį įvykį, kad tu tiesiog nutyli, ta prasme nieko neveiki, tu žiūri ir klausai. Man patiko, kad jis mane kažkada gal pagyrė ir kažką man jie pamatė, kad vat iš Jono gal kažkas gali būti. Ir tada tu pradedi kažkaip pats nenorėdamas atsiversti tą vadovėlį, paskaityti, pasiruošti pamoką ir nenori prieš jį susivelt, nes jisai pakvies tave ir tu neturėsi ką atsakyti, nenori būti kažkoks. Tai man patiko tokie mokytojai, kurie per daug nežiūri į vadovėlį ir nepasakoja iš to vadovėlio. Jisai atsisėsdavo ir tiesiog, tu žinai, kad jisai žino žymiai daugiau negu tu ir tu jį gerbi už tai. Ir jisai pasakojo tau tokius dalykus, kad tau net atsidaro, sakau, vat. Ir paskui, kai filosofiją įstojau, tie tokie vyriški dėstytojai, kurie ateina, racionalūs, iškalbingi, su gera dikcija, su rankų mostelėjimais ir tokiom intonacijom, tai pasako, kad tu žiūri ir galvoji, net žinai, taip širdis, tunk, tai tu grįžti, tada pasiskaitai, blemba, kaip čia reikėtų man kažką panašiai išmokti, žinai. Atsimenu Petrulį, biologijos mokytoją. Aš daug mokytojų gerų atsimenu, Dieve mano. O kas tavo auklėtoja buvo? Kūno kultūros mokytojai, bet tokie, kurie mokėdavo pakalbėti per klasės pamokėlės. Kaip duoda kalbos, tai man patinka žmonės, kurie yra iškalbingi ir sugeba pasakyti kažkaip taip kitaip negu drebančią balsu ir ten bijantis, žinai, kažką panosį burbantis. Reikia aiškiai, su dikcija, su intonacija, kad žmogus pajaustų tą
tai yra žiauriai įtaigu ir faina. O tu, kai toks jaunas ir talentingas žmogus... Nesu talentingas. Aš nemanau, kad aš esu talentingas, žinau. Nesu nieko neįsiskiriantis. Manai, kad tu pasiekiai tik per savo darbą? Aš manau, kad aš pasiekiau tik per savo darbą. Per savo klaidas visų pirma. Aš tikrai nebuvau išskirtinis mokykloje niekuom. Apart tai, kad galbūt gražiai atrodžiau. Bet tai žinai, tai yra viena medalio pusė. Tai tik tai žmogus gražiai atrodantis, galbūt į fainą žiūrėti, bet jeigu jisai ištaria žodį arba jisai pradeda kalbėti ir jo vidus yra purvinas, nu tai kad ir koks būtų gražus jisai ar kažkaip patrauklus, jisai nėra, jį norisi numest. Todėl aš visada tą savo šitą pusę man niekada nereikšdavo. Aš visada norėdavau kaip tik įrodyti, kad aš galiu sudominti žmonės kažkuom kitu. Ir žinodavau, kad daug aš tikrai nieko nesugebėdavau, žinok. Nei man sekdavosi matematika, nei aš ten per nelyg geras didžėjus buvau, arba aš tiesiog save labai kritikuoju, visada savikritiškas, nes niekada nesistengiu girti savęs, koks tas šaunus. Jonai, tau dar reikia va tiek, kad tu būtum toks. Tai aš ir dabar save labai savikritiškai vertinu. Bet variau per save labai, ta prasme, lipau per save. Turėjau labai daug baimių ir tas baimės paverčiau ėjimą į priekį. Bet vien dėl to, kad aš pakeičiau aplinką ir manęs tada nieks nepažinojo. Jeigu aš būčiau likęs pasvaly ir su ta pačia chebra, aš galbūt, žinok, ir būčiau likęs užsisklendęs. Nes, žinai, tave visi pažįsta, Jonai, ką tu čia darysi, tu nesugebi. Ir tada, kaip tau tai pasako, žinai, blem, aš tikrai gal nesugebu. Bet kai tu pakeiti staiga aplinką, nieks tavęs nepažįsta, tu įkali save, kad tu sugebi ir eini tai daryti, ir po pusės metų supranta visi, kad tu tikrai nesugebi. Bet per tos pusę metų iš tų klaidų tu labai daug ką išmokai. Nu ir tada eina kitas etapas, pakeiti kitą darbą ir taip toliau. Tai tų mano paklydimų, tokių klaidų buvo kiek, belenkiek. Ir aš paskui supranti, jau kokių 2-3 metų galvoju, Jonai, tu, man atrodo, tikrai nieko nesugebi, nes tu visur kažkur susifeilini. Bet po to, kažkurio momentu, kai tu pataikai į tą vietą, kur tu nori būti, tikrai jau svajonė, tu savaime jau patyręs kažkokius ten tas pamokas, tu jau esi asmenybė, tu gali papasakoti, tu... Ir dabar aš labai daug iš ko mokausi, bet sakau, klaidos, tik tai klaidos ir nepabijojimas sustoti ir išsigąsti mane padarė tai, kad aš esu šiandien bibliotekos globėjas, tai yra labai malonu. O kokie buvo tavo santykiai, kai tu buvai paauglys jaunuolis? Su kuo? Su tėvais. Su tėvais? Jo. Su tėvais aš visada labai gerai sutikiu. Mano mama yra griežta labai, bet ji visada kažkaip manim pasitikėjau, aš nežinau kodėl. Vienintelis momentas, kai aš esu nuvylęs mamą, tai 16 metų, kai mane pagavo rūkantį. Bet aš iki šiol gerbiu mamą ir mes dažnai bendraujam. Ir kai pasakė, sako, Jonuk, sako, žinau, kad tu rūkėjai. Sako, aš tai jam labai nusivyliau. Ir man dabar, praėjus 15 metų, aš atsimenu šitą pasakymą jos. Ir man taip sarmata, žinai, kad aš nuvyliau savo mamą, kurią, tikrai laikau autoritetu. Ir viskas, nuo to laiko aš, žinok, cigaretės. Esu gal per balius ten bandau, bet man net nepatinka, aš net negalvoju apie tai. Bet tai yra psichologinis momentas. Jeigu būtų to nepasakęs, aš gal būčiau pradėjęs, žinai, pripratęs rūkyti. Bet šiaip su mama labai gerai sutariam, nes ji man, nežinau, yra pavyzdys visko ko. Ir kaip šeimoje turi būti, ir darbuose, ir šiaip aš noriu jai padėti. Išleisdavo mane į diskotekas, aš visada grįždavau nei prisigėręs, nei ten kažką. Aš nežinau, man net nesinorėdavo ten kažko labai daryti. Aš alkoholio gal iki 25 metų minimaliai vartodavau, nes man to nereikėdavo. Paskui kažkaip atsirasdavo, žinai, norisi ten su draugais nueiti į viskio barą, bet tas alkoholio vartojimas irgi, žinai, yra toks kultūrinimasis kažkoks. Aš visada labai nemėgstu girtų žmonių, kai klube prieina kas nors, tai nedaug gera. Bet nesu tas ir abstinentas. Ko galėtum ir norėtum palinkėti tiems, kurie dabar nei vaikai, nei suaugę ir galbūt irgi jaučia tą baimę, tiesiog tiems, kurie dabar mokas gimnazijai? Kurie mokatės. Blemačkai, ką jums čia palinkėti? Palinkėsiu, žinot ko? Svarbiausia, aš dabar, jeigu taip grįžčiau mokyklos laikus, aš per daug nieko nekeiščiau. Galbūt dabar ko man trūksta, pavyzdžiui, jaučiuosi tokį trūkumą
per mažai domėjausi. Tarkim, kai buvau pasaulyje, atrodo, nu, kiti laikai, interneto nebuvo per daug. Bet mes gyvenam tokioje mažoje, tokioje bendruomenėje, tipo, nu, va, atrodo, pasvarys tai yra viskas. Tu eini į pamokas, mokaisi, ten su draugais ir viskas. Užsidarai kažkokį mažą. Bet aplinkui kiek dar visko yra. Aš 21 metų išvažiavau pirmą savo kelionę į užsienį. Iki tol buvau tik Rygoj, 21 išvažiavau į Ameriką. Ir aš kai nuvažiavau į Ameriką, man atsidarė akis. O Dieve, kas ten yra. Dirbau juodžiausius darbus pusę metų. Bet va tada supratau, kad aplinkui kiek įvairiausių yra dalykų, kur gali būti įdomu. Tai svarbiausia jaunam žmogui nebūtinai eiti pamokas ir kalt, ką sako mokytojai. Tiesiog reikia domėtis. Domėkis bet kuo ir tikrai turi kažką pajaust, kas tau patinka. Kai tu pajauti, kad tas dalykas tau patinka, tu gilinkis į jį. Aš nepritariu tai, kad jeigu būtinai sako, reikia matematiką mokytis, nors tau nepatinka, man gal patinka labiau, nežinau, kurti eilėraščius arba skaityti knygą ir dainuoti. Ir aš geriau visas jėgas skirsiu ten, negu į matematiką, kur baigęs 12, paskui stosiu į muzikaliką ir man tos matematikos nebereiks. Reikia saikingai, bet nereikia visą galvą. Ir kai tu atrandi, kas tau patinka, niekada neišmoksi kažko, jeigu tu jausi komforto zoną. Jeigu tu žinai, mokaisi ir čia viskas patogu, čia viskas labai gera, čia biškai pasimokiau, dabar pagulėsiu, dabar tu gali išmokti tik tada, kai tu jautiesi blogai. Kaip tau tingi, skauda, pavargai, nori, negali. Kaip per negaliu tu mokiniesi taip tau, kas patinka, arba tu stengiasi improvinti tuos dalykus, tik tada tu gali būti tarp geriausių. Bet jeigu tu visada pro pirštus žiūrėsi, nu čia biš paskaičiau, nu čia pagulėsiu, tai nieko nesigaus. Nes aš tą supratau, kodėl man tik ilgai reikėjo mokytis, daryti klaidas. Todėl, kad aš vieną pradedu ir tipo pabūnu ir metu. Jeigu aš būčiau vieną veiklą kokius 2-3 metus baręs, ten visiškai gal aš būčiau dar dabar kitoks. Bet aš to nesigailiu. Bet tik sakau, kad tik būdamas ne komforto zonai, tu gali kažką išmokti. Tai palinkėsiu to jums, chebryte. Ir būkite atviri viskam. Nežinau. Geriausia tai yra kasdieną bent po 15 minučių paskaitykite savo įdomią knygą ir po 10 metų pamatysit. Bet jeigu reikėtų palyginti, knygą neskaitantis ir knygą skaitantis po 10 metų, žinokit, net išvaizda skirtusi, žvilgsnis skirtusi, viskas, aura skirtusi. Tai kad ir kaip nuobodžiai skambėtų žodis knyga, bet jie turi tiek galios, kad mano ypač srityje, kurio aš esu, tarkim, vedėjas, ten, televizijoje ir radijoje, man to trūksta ir aš dėl to dabar stengiuosi atsiimti tai. O šiaip tai, būkite pozityvus, jeigu kažkas nepatinka, tai galite pasakyti, bet niekada neapkalbinėkite kitų, geriau susikoncentruokite į savo reikalus. Nežinai, jeigu tu visą dėmesį skiri apkaltinti draugą arba sakyti, koks jisai lievas, tai reiškia, žinai, kad tu tą laiką tiesiog susprogdini, negu pats būtum improvinęs savo kažkokius dalykus ir kažką pasiekęs. Tai viskas. Bandykite atrasti savo asmeninę legendą, o kai atrasit, būsit patys laimingiausi žmonės.